Nežinau, kam reikia šitą išgirsti, bet šiandien pagalvoju apie vaistus. Bet jeigu tu netyčia esi tas žmogus, kur susirgo kažkuo ir dabar tau skiria vaistus ir kiekvienas vaistas turi savo veikimo procentą ir priklausomai nuo to, kokios tu nuotaikos, kiek tu pažengęs savo gyvenime, galbūt kiek keičiasi tavo sąmonė tuo klausimu, kokie tavo ribojantis įsitikinimai, tu save prisiskiri nejučia tai procentiniai daliai, kuriai padės tie vaistai, arba tai, kuriai nepadės. Ir nesvarbu, dėl ko ta liga prasidėjo, aš manau, kad jin visą laiką prasideda nuo streso, nuo to, kad tu ilgą laiką gyvenai kažkokiam strese, tai tam, kad tau būtų geriau, tam, kad tu save prisiskirtum tai daliai, kuriai padės šitas vaistas, tu turi taisyti nuotaiką. Tu turi palaikyti save sveikimo būsenai. Ir čia skaidrus proto technikos yra didžiulė pagalba. Tai va, tiesiog pagalvok apie tai, kad ne tik vaistus reikia gerti, bet ir rasti būdų nusiraminti, rasti būdų susitvarkyti su savo ribojančiais įsitikinimais. Matai, dar dėl ko sakau, kad viskas priklauso nuo tavo nuotaikos. Sakys kas nors, ne, čia, žinai, genai. Aš tada paklausčiau tavęs, o kodėl šitie genai aktyvavosi dabar? Kodėl šitie genai aktyvavosi tau? Jeigu tavo linijoje, giminės linijoje yra šita liga, kodėl vieni susirga, kiti ne? Kodėl tau aktyvavosi? Ir visą laiką susiveda į tai, kokioj tu nuotaikoje gyveni pastaruoju metu. Kiek tu streso patiri. Ir jeigu man kas sakys, kad jums viskas gerai, jūs gerai labai jaučiatės emociškai, aš netikiu. Taip nebūna, aš nesutikau dar nei vieno žmogaus, kuris susirgtų ir prieš tai nebūtų turėjęs kažkokio etapo, gana ilgo, kai kažkas jos erzino. Gali būti kažkoks visiškai nekaltas dalykas, kaip buitiniai reikalai. Maži nesutarimai, maži nepasitenkinimai, nepasitenkinimas savo gyvenimu, kur aš esu, kur atsidūriau palyginti su tuo, kur norėjau būti. Daug dalykų. Pavyzdžiui, mano laikais buvo taip, vien tas, kad tu manai, kad tai dabar yra ne tavo laikai, tai yra tam tikras tavo emocijų apibūdinimas. Supranti? Nes visada yra tavo laikai, tik tai tu kažkodėl nusprendė, kad dabar yra ne tavo laikai. Tai va. Žodžiu, aš labai raginu išmokti skaidraus proto technikų. Išmokti nusiraminti, išmokti rasti tą balansą.